Na, man turbūt pati įsimintiniausia ir mieliausia Kauno vieta yra Vytauto parkas. Turbūt mieliausia dėl to, kad daugiausiai prisiminimų iš vaikystės. Taipogi, sakyčiau, labai buvo su mano gyvenimu susijusi geografiškai vieta, nes netoli buvo mano mokykla. Taip pat yra moksleivių rūmai, kuriuos taip pat lankiau, yra prie pat Vytauto parko. Ir, aišku, nuo pat vaikystės prisimenu, kai mes visą šeimą vaikščiodavom, kaip aš visada svajodavau patekti kada nors pasisupti orbita. Ir kiek tikrai pamenu, iš pat pradžių mane tėvai netgi neleisdavo, sakydavo, kad esu per maža. Ir ta orbita turbūt buvo tokia kaip siekiamybė ir tikslas, kada nors užaugti ir ją pasisupti. Na ir kaip visada taip ir būna gyvenime, kažkada atsimenu, kai jau atsisėdu tą orbitą. Nebuvo tiek džiaugsmo, nes turbūt daugiau svajojau apie ją, negu iš tikrųjų jinai suteikė tą džiaugsmo. Kitas turbūt atrakcionas, kuris labiausiai įsiminė, tai yra laiveliai. Atsimenu, labai smagiai supdavomės, labai aukštai atrodydavo, labai smagu ir pavojinga. Na ir turbūt kitas atrakcionas, tai aišku, nemirtingusios mašinėlės, kurios iš tikrųjų iki šiol visai linksmai būna, jeigu atvažiuoja kažkokie atrakcionai, mes visada sėdam ir smagiai praleidžiam laiką. Kita mintis dabar tai buvo, kad atsimenu, po kažkiek laiko, aišku, pradėjau važinėti atrakcionai iš Olandijos. Ir, palyginus, tikrai, Vytauto parkas mūsų nublanksta prieš juos, bet kažkiek dabar jau praėjus tiek laiko, vis tiek daug mielesni prisiminimai yra susiję su Vytauto parku negu su tais olandiškais atrakcionais.